Sveiki, dabar bus ekskursija po Sadamo Huseino apleistus rūmus Babilono mieste Irake. Man net labai keista, kad toks didelis pastatas yra visiškai apleistas. Prieš 20 metų buvo tas karas, 23 metus jau, ne? Daugiau nei 20 metų jau. Buvo tas karas, kai mes kartu su JAV, lietuviai kartu su amerikiečiai išlaisvinome Iraką, nužudėme 1 milijoną irakiečių tam, kad jie būtų laisvi. Jų vaikai būtų laisvi, tas milijonas nužudėm, o kiti jų vaikai tai laisvi. Čia yra paukščių šūdo taškas, iš viršaus paukščiai šika. Paukščiai išskrido, kai mane pamatė. Aš čia visiškai vienas, įėjimas yra laisvas, jokių bilietų. Ant sienų visi, kas čia atvažiuoja, ant sienų parašo, kad jie čia atvažiavo ir datą. Daug kas rašo, ką jie myli. Šiaip tai daug pasakojama apie tai, kad Sadamas Huseinas mylėjo prabangą, kad čia viskas buvo labai gražu ir viskas išvogta. Po to, aišku, kai mes pradėjom irakiečių laisvės operaciją, bet aš nesakyčiau, kad ypatingai prabangu, vis dėlto tai yra prezidentūra. Didelės valstybės, labai didelės valstybės. Jūs, jeigu pasivaikščiotumėt po Paryžiaus Eliziejaus rūmus, pažiūrėkit, kaip atrodo prezidentūros kitose valstybėse, aš turiu omeny didelėse. Net Palau Respublikoje pažiūrėkit, kaip atrodo prezidentūra, mano Instagrame yra. Tai lyginant su tuo, aš nesakyčiau, kad tai yra ypatingai kažkokia begalinė prabanga. Čia už mano nugaros parašyta Privet Irke plus Begai. Kazachai turbūt čia buvo. Čia iš kitos pusės rusų kalba parašyta Vavilon. Kad žinotumėt, kuriam mieste rūmai, gal kažkas nežino. Taip. Privet Kizil Orda. Taip, kazachai čia buvo, Kizil Orda, tai yra kazachų miestas. Čia parašyta Privet Tanya 2004 metais. 2004 metais, tai prieš 20 metų, kažkas atvažiavo ir parašė Privet Tanya. Tai mane stebina iš tikrųjų, kodėl tiek metų jie nenaudoja šito pastato ir turbūt pervažiavo, kur jie turbūt pervažiavo, kažkokias patalpas turbūt turi Irako prezidentūra. Čia yra 4. aukštas, kaip jūs matot, yra kelios salės, keli kabinetai, bet tai nėra kažkas ypatingo. Čia šitoj salėj matomai buvo Lenkai. Čia mes matom istorinį užrašą Kocham čia Agnieško, Kocham čia. Čia užrašas, kad buvo Serioga. Steven irgi 2004 metais buvo. Bet aš tai vaikštau 2024 metais, tai jau 20 metų po to. Hasanas buvo čia. Žiūrėkit, kinai buvo. Paliko hieroglifų. Štai. Kinai taip pat lankosi apleistuose Sadamo Huseino rūmuose. Taip, einam žemyn. 4 aukštai čia. Tai nėra kažkas ypatingo čia. Žiniasklaida, tai propagandistai labai mėgsta ten pasakoti apie tai, kad Sadamas Huseinas mylėjo pinigus,
kad tik tai vienintelę meilę turėjo gyvenime pinigus ir viską dėl jų darė. Nu, ne. Kaip, įspūdį tam tikrą palieka. Be abejo, šitie rūmai, bet aš nepasakyčiau, kad tai yra kažkas fantastiško už mano įsivaizdavimo ribų. Gražus vaizdas per langą. Tai yra 139 valstybė, kur aš atvažiuoju, bet man atrodo niekam. Nu kaip? Aš nemanau, kad Lietuvos prezidentūroje nėra tokių salių. Yra turbūt. Aišku, šita vieta yra labiau simbolinė nei Lietuvos prezidentūra, dėl to, kad čia buvo senovės Babilono miestas, seniausia civilizacija. Įdomu pasivaikščioti, aš net galvojau, gal man čia pernakvot, bet po to pagalvojau, kad vis dėlto per purviną. Visur yra arba smėlis, arba paukščių šūdas. Aš geriau vis dėlto eisiu į viešbutį. Šitie rūmai labai gerai tinka skvotui, šita salė man patinka. Tokia didelė erdvė. Čia kaip visada salės vidury. Čia yra paukščių šūdo taškas, nes viršui lempos kabėjo ir ten, matyt, paukščiam labai patinka atsitupt ir iš viršaus šikt. Visur yra paukščiai iš tikrųjų. Aš juos išgazdinau, kai kilau į viršų ir dabar kartais jūs nematot, bet priešais mane nuskraido. Čia įdomi vieta. Taip, ten yra jau pirmas aukštas. Sakoma, kad viskas yra išvogta ir nebėra čia ką vogt. Aš tai nesutikčiau, vis dėlto yra meno kūrinių, kurie gali būti brangus. Pavyzdžiui, šita moteriškė su Sadamo Huseino vėliava. Tai yra meno kūrinys vis dėlto. Aš tokį įsigyčiau arba pavogčiau, bet pavogt negaliu, kadangi jis yra čia yra irgi meno kūrinys, bet jis yra per didelis. Šiaip tai jeigu aš gyvenčiau čia ir būčiau meno dileris, tai be abejo aš šitą atlupčiau ir šitą moteriškę, nes tai yra vertybė, tai yra epocha Irako gyvenime. Čia pabandom prieiti. Nesimatys jum veidas moteriškės, mergaitės su vėliava, bet mano Instagrame tai be abejo gerai matysis. Dar vieną fotką reikia padaryti. Nusileisim dabar į pirmą aukštą. Taip, tai yra be abejo, tai yra meno kūrinys, kuris reprezentuoja epochą. Ir tuo labiau, kad šitas meno kūrinys yra iš Sadamo Huseino rūmų. Tai yra meno kūrinys, kuris patikdavo. Čia irgi meno kūrinys. Grafiti taip, grafiti yra meno kūriniai. Taip, kažkam gali daeit kažkada į galvą nulūpti ir grafiti ir pardavinėti iš tikrųjų. Bet mes, ačiū Dievui, dar ne tame taške. Man gaila šitų rūmų, nes jie gražus. Taip, čia viena iš centrinių salių. Čia yra ta vieta, kur buvo tronas, sostas Sadamo Huseino. Čia vyko priėmimai ir mes turim tokį didelį langą. O iš lango vaizdas į palmių mišką. Štai ten yra palmių miškas. Blogai matos, didesnė rezoliucija yra mano Instagrame. Stanislavas Tomas Instagrame. Vienu žodžiu, prisirašykite prie Instagramo. Taip, einam per šitą tašką, matot,
kiek yra paukščių šūdų, o viršui, va ten va sėdi paukščiai. Ir va šitas va paveikslas viršui tai yra geriausias meno kūrinys, bet aišku, jo nulūpt nepavyks. Na ir gerai. Ir tarp kitko labai geram stovėje šitas dabar paveikslas, nepaisant to, kad 20 metų, virš 20 metų, pastatas jau yra apleistas. Taip, viršui buvo vonia, bet tiek to, aš jau nekilsiu į 4. aukštą, dėl to, kad šiandien Irake yra plus 50 ir aš labai pavargęs, kad lipčiau dar kartą į 4. aukštą, kur yra vonia. Matyt, ten jis ir ėjo į vonią, bet tai yra normalu, tai irgi nėra ten kažkas ypatingo. Va, dabar matom labai daug paukščių sėdi, va tenai viršui. Va, čia sėdi paukščiai ir čia jie va šika, va. Čia taškas ir čia taškas. Čia yra paukščių šūdų taškai. Kaip matom, visos sienos yra apipaišytos. Arabų kalba galbūt net kažkas yra ir prasmingesnio už kocham čia Agnieško. Taip. Tai čia yra 1. aukštas. Ten apačion irgi galima leistis. Bet vat aš jums parodysiu, kaip tai atrodo iš išorės. Gražūs rūmai, be abejo gražūs rūmai. Taip, bet čia yra plus 50, aš nestovėsiu ant saulės. Taip, mano klaida ir buvo, kad aš čia atvykau būtent vasarą, kai čia yra plus 50. Geriau vykčiau vėliau, žiemą. Bet aš buvau durnas, kad neapsiskaičiavau dėl temperatūros, dėl klimato. Kas yra įdomu, viduj tualetų nėra, vandens nėra, elektros nėra, bet išoriai vis dėlto augalai yra laistomi. Matyt, tai yra prijungta kažkaip, va, čia yra vonia, nereikia man net ir lipti jum. Nors, aišku, viršui vonia buvo gražesnė. Čia, matyt, buvo dušas. Štai vonia. Bet tai yra normalu iš tikrųjų turėti vonią. Čiagi ir darbuotojų prezidentūros buvo daug. Ir 1. aukšte, aš nemanau, kad čia Huseinas, aš manau, ten viršuje ėjo į vonią. Taip. Aš filmuoju viską kompu, visada, visi mano video yra padaryti su kompu. Taip, dar kažkokia salė, A+S. Kažkas myli ir Kateriną. Katerina tai yra Baltarusių versija. Katerinos. Kotrynos. Čia aš nebuvau dar. Tai yra žemiau nei 1. aukštas. Nulinis, sakykime, aukštas. Taip. Ali, Mili, Jahuja, Jahja. Džiugu, kad kažkas myli Iraką. Džiugu, kad visi dalinasi tokią informaciją. Taip, čia buvo, matyt, baseinas. Tuoj aš labai greitai jum apeisiu čia, nes plus 50 lauke labai sunku. Man patinka plus 30. Aš visą gyvenimą beveik jau gyvenu tropikų šalyse, kur visada plus 30, bet ne plus 50. Štai yra tie rūmai.
štai rūmai iš išorės, nu tai be abejo jie bando mėgdžioti šumerų, valdovų, karalių rūmus, tai yra tokiame stiliuje pastatyti, natūralu, taigi yra Vavilonas. O ten yra tikrasis Vavilonas, va čia šitos sienos tai yra jau tikras Vavilonas. Nu tai ką, keliaukite po Iraką, labai graži šalis, tik tai žiemą geriau. Prisirašykite prie mano kanalo, o jeigu jums reikia parašyti skundą į Europos žmogaus teisių teismą arba aukščiau į Jungtinių tautų organizacijos teisminės institucijas, parašykite man e-mailą